Aš esu Vytenis Ališauskas, jau 6 metai dirbu ir gyvenu Kijeve, bet per atostogas ir savaitgaliais grįžęs į Lietuvą labai mėgstu susitikti su bendraminčiais, kurie, kaip ir aš, rūpinasi istorinių automobilių išsaugojimu. Ta pati pradžia turbūt ir buvo, kad nuo pat vaikystės apskritai labai mėgdavau automobilius, o ypač akį traukdavo tokie nematyti, keisti, tuo metu amerikoniški, o bėgant metams tokie, kurie jau tokie senoviški, dabar mes turime savoką istoriniai automobiliai. Tai iš pradžių man patikdavo gatvėje juos pamatyti, paskui aš pradėjau ieškoti bendruomenės, kuri tokie patys kaip ir aš, ir taip aš suradau Vabalų klubą. Ir tenai iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie kaip ir aš nori bendrauti su tokiais, kuriems rūpi kultūros paveldas, kuriems rūpi aplankyti dvarus, aplankyti įdomias vietas, bet kurie ne tik nori pamatyti, bet nori pasidžiaugti ir tuo, ką jie turi. O turi jie iš sąvartynų išgelbėtus, suremontuotus, restauruotus ir vis dar važiuojančius automobilius. Todėl mes visi kartu mėgstame kur nors važiuoti, ką nors pamatyti ir aplinkinius nudžiuginti tais automobiliais, kuriais mes važiuojame. Apskritai mano pirmasis automobilis gyvenime, tai turbūt pirmasis automobilis, kurį aš pradėjau vairuoti, tai buvo Zaporožietis. Mano tėvai turėjo Zaporožiečius, vieną, kitą senos ir naujesnės laidos. Juo aš mokiausi vairuoti ir tai buvo mano pirmasis automobilis, su kuriuo aš išvažiavau į didelį platų kelią. Po to, žinoma, sovietiniais laikais buvo Žiguliukas, iš pradžių tai buvo 13-ukas, paskui buvo 6-ukas. Ir aš visą laiką svajojau apie kokią nors kitą mašiną, bet dažniausiai man svajonės nepavykdavo įgyvendinti. Kol dabar atėjo toks laikas, kad aš iš tiesų, jeigu man patinka koks nors automobilis, tai šiek tiek pasistengęs aš galiu jį turėti, remontuoti, džiaugtis ir džiuginti kitus. Mano gyvenime šis automobilis irgi viskas prasidėjo nuo svajonės. Tiesiog prieš keletą metų aš palengva pradėjau svajoti apie tai, kad kaip būtų smagu važiuoti būtent Karmandžyje. Kaip sakau, svarbu neturėti, o svarbu važiuoti kartu su tokiais pačiais, bendrauti kartu su tokiais pačiais, džiaugtis kartu su tokiais pačiais. Na ir tiesiog šiais metais taip jau atsitiko, kad turėjau šiek tiek laisvo laiko per Velykų atostogas. Sūnus internete rado šį automobilį Švedijoje ir mes tiesiog nusprendėm jį iš ten parsivežti. Kai mes atvykome į Švediją, nuvažiavome kartu su juo į Stokholmą ir turbūt pirmas džiaugsmas buvo šį automobilį išvilioti iš garažo, kadangi jisai buvo kažkur -4 požeminiame aukšte, visi ratai buvo užsiblokavę, variklis neveikė ir mums niekaip nepavyko jo užkelti ant tralo. Ir tiesą sakant, mes vargom kokias 3 valandas, kol jisai galų gale atsidūrė ant tralo. Kaip sakome, pirmasis įvykis toksai šio automobilio, kuris 30 metų prarūdijo tame požeminėme garaže, kad jis buvo išviliotas iš tenai, po 30 metų stovėjimo atsidūrė ant tralo ir pavasarį atgabentas buvo į Lietuvą. Antrasis įvykis - įkalbėti jį važiuoti. Kreipiausi kitą narį, kuris turi garažiuką ir tiesiog maždaug per 10 dienų šitam automobilyje buvo pakeista važiuoklė, stabdžiai, visa tai, ko reikia, kad jis pradėtų važiuoti, su varikliu buvo kai kurios problemos, viskas buvo išspręsta ir toks antrasis įvykis šių dienų istorija, kad jisai pats savarankiškai iš pirmo karto praėjo technikinę apžiūrą. O trečiasis džiaugsmas mūsų laukia dabar ateityje, kadangi šiuo automobiliu negali lakstyti, negali elgtis įžūliai, jis tai lyg sako, vairuok mane oriai, saugiai ir laiku pasiek paskirties vietą. Tai tiesiog aš tikiuosi, kad jisai kartu su visais kitais dalyvaus Orlen planuojamam renginy, kurio tikslas yra propaguoti saugų eismą, saugų ir kultūringą važiavimą. Ir jis kartu su kitais dalyviais važiuos oriai, saugiai ir laiku atvažiuos ten, kur reikia.